šitą rotaciją sugalvojau ne aš, vaivorykštė, kaip siuvinėti, jeigu turi daug procesų. Tai va, tai čia paėmiau iš YouTube'o kažkokios, tikriausiai kažkokios mergaitės šitą rotaciją, tai pabandžiau pritaikyti savo ir savo procesams. Tai dabar mes greitai pažiūrėsim, kokie procesai dalyvavo ir pažiūrėsim jų viršelius. Tai va, geltona Mereškos Wildflower Tea, tada oranžinė gyvūnėlių sampleris Lukas firmos, tada raudona Santa's Truck Stocking, tada eina pas mus žalia. Žalia bus, tik planšetį turiu vaizdelį. Tai nadimas, persikai ir vynogės. Tada eina spalva žydra. Neturėjau jokios žydros, tai tik tai pagal tigro žydras akis tigras Novas Labada. Tada spalva mėlyna. Tai paėmėm citrinas, nes čia irgi daug mėlynos spalvos. Tai būtų Jermakova, Mediterranean Lemon Sampler. Ir spalva violetinė, tai būtų Amishop Dimensions kopija Sweet Nectar, saldus nektaras. Tai va. Tai kaip man pavyko šitą rotaciją, visai gal buvo įdomu. Jeigu norit ir jūs pabandykit, iš viso siuvinėjau 8836 kryželius. Reiškia jos čia būdu, kai kelionės metu tai savo kvadračiukus dar siuvinėjau, taip nelabai turėjau laiko. Dar parodysiu savo dar vieną pabaigtuką. Iš viso pavyko pabaigti 2 procesus rugpjūtį. Keliavau ir į Lietuvą, šiek tiek pabuvom Italijai ir grįžom namo. Tai va, buvo karšti orai, prastai siuvinėjosi. Tai va, bet kažką pasiuvinėjau. Tai jeigu jums įdomu, likit su manim. Sėdžiu čia vakare ir noriu parodyti savo pabaigtuką. Mereškos Wildflower Tea, laukinių gėlių arbata. Štai šiek tiek arbatos čia turiu, laukinių gėlių. Dariau fotosesiją. Tai va, tai šitas darbas yra siuvinėtas ant berods Murano. Yra ne baltos spalvos, tai yra Murano toks kaip dramblio kaulo gal spalva, neprisimenu pavadinimo. Siuvinėta DMC siūlais, darbas vidutinio dydžio, labai gražiai atrodo čia vaza, tokia labai tikroviška. Dar virduliukas toksai su potėpiais, va čia kaip tik turiu Monet paveikslų servetėlės. Tai nes man šitas darbas primena labai dailės kūrinius, patchwork, skiautinių stiliaus servetėlė. Atrodytų va šitą detalę su biesu, tokia gėlytė, atrodytų gal nereikalinga čianais, bet iš tikrųjų tai apačioje siuvinėsi lengvai, o duoda tokio šarmo. Paukščiukas, aišku, tiesiog toksai pasakiškas, nerealistiškas, bet jis duoda gyvybės. Man patinka labai darbai, kuriuose yra kažkas gyvo, ar tai būtų drugelis, ar bitė, ar koks gyvūniukas. Tai va, tai labai simpatiškas darbas gavosi. Tų laukinių gėlių aš ne visų pažįstu, panašu tik matau ramunės, kažkokias geltonas gėlytės, tos kaip ir panašios į petunijas, yra varpeliai. Tai va, jeigu žinot, kokios tos rožinės gėlytės, ar tai čia būtų, nežinau, žinokit, pavadinimų tų gėlių. Tai va, podelis su aviete. Tai va, siuvinėtojam labai smagu, kai būna kažkokių ryškių detalių. Podelis tikrai ne baltas. Darbas tai, sakyčiau, toksai įdomus. Nepatarčiau gal naujokam to darbo.
gal ant kanvos tai taip, bet ant lygaus audinio, ant evo tai nepatarčiau, nes labai daug tokių mažų grupelių, jos visas išmėtytos, tai nėra taip jau lengva. Yra blendų, daug bieso, kiekviena gėlytė yra apipavidalinama tuo atbuliniu dygsneliu. Tai va, vaza ir virduliukas beveik ne. Vaza beveik ne, man atrodo, virduliukas tik tai kontūrais. Ir paukščiukas tik kažkur plunksnose. Tai va, tai manyčiau, jeigu iš 5 žvaigždučių, tai kokios 3 tikrai turėtų būti šitam darbui. Tai džiaugiuosi, kad pabaigiau mereškos, kaip sakiau, su šito darbu išmokau naudotis Fantastitch. Aišku, ne viską dar gal taip super moku, nes tai pusę darbo siuvinėjau su Fantastitch, pusę iš popieriaus, tai lyginti nėra ką. Nežinau, kiek dar būčiau siuvinėjęs iš to popieriaus. Čia vienareikšmiškai visiems patariu, kas nebandėt Fantos, tai tikrai pabandykit. Schemos juk nemokamos, nereikia prašyti perrinkimo. Na, gal šiek tiek ne tokios kaip saga, bet smagu, kad gamintojas pats rūpinasi ir nereikia papildomai išsileisti. Tai va, ar siuvinėsiu mereškos rinkinius toliau? Taip. Tai turiu keletą rinkinių ir pažiūrėsiu, ką galėčiau paradėti, bet gal ne šiais metais, jau po naujų, nes dabar noriu kuo daugiau pabaigti tų darbų savo pradėtų. Taip. Tai va, labai džiaugiuosi. Smagu, kur keliaus tas darbas, tai jeigu būsiu Lietuvoje, tai norėčiau įrėminti. Čia kur rėminti neturiu. Pati tai nemanau, kad gražiai tai padarysiu profesionaliai. Tai būtų tik tai šiaip, toksai laikinas atvejis. Tai va, o kadangi nuomojamės butą, tai man čia ir nereikia tų darbų, nebent tik pasidžiaugti. Va. Tai va, tai tiek. Ir iki pasimatymo turiu šitam grožiui. Santa's Truck Stocking, raudona mūsų spalva. Tai va, šitas procesas siuvinės ant 14 Ivory aidos, bus kojinė, kai pabaigsiu. Tai pavyko padaryti šitą dovanėlę, šiek tiek fono. Pradėjau kitas dovanėlės, pakelsim, nesimato gal. Va šitą dovanėlę. Pradėjau kitas dovanas ir stebėtinai su visu biesu įdomiai kažkaip gavosi 1600, net netikėčiau, kad čia yra tiek kryželių. Tai siuvinėjasi lengvai ir nedaug jau čia visai liko, išsiuvinėta 73%. Tai va, buvo labai smagu pajudinti. Siūlų dar nesusitvarkiau. Tai nežinau, ar čia man verta tvarkyti juos, kai liko tiek nedaug siuvinėti. Tai va, šiaip reikėtų persipinti kasas. Procesas labai gražus ir labai noriu jį toliau siuvinėti. Noriu pasidalinti apie savo rankdarbių kampelį. Štai mano siuvimo mašina, šitą dėklą siuvau pati, tai gan didžiuojasi prieš kažkiek metų. Čia rūšiuoklė, dabar jau testuoju ją. Nurgė laikiklis.
siuvinėjau Lukas Semplerį, tai va čia yra raktas, apačiai dienynas, tai nelabai patogu yra tie užvalkalėliai, nes nelabai telpa į laikiklį, bet kartais, nuimu, kartais uždedu. Čia ant šitų atkalčių dedu siūlus. Tenai turiu dar procesų dėžutę laikraštinę, tai jeigu įdomu galėsiu parodyti. Augalėlių reikia vandens. Čia iš Ikea dėžutė su daug stalčiukų, kažkokiais išsiuvinėtos mano pagalvėlės, va, gražusis tinginys Algalerijos, naujas darbelis laivelis, nereaguokit, data čia sena, dabar 23 berods, planšetės stovas iš Ikea, tokia fėja iš Maltos, laikiklis telefonai, kad žiūrėt YouTube'ą, lempa, kurią kartais pasidarau arčiau, laikiklis žirklė, dukra piešia visokius mūsų gyvūnėlius, siuta tokia šiukšliadėžė, turi kilimuką, taip pat turi tokią dalį kietą ir adatinę. Milhilas, kurį siuvinėjau pati ir apipavidalinau. Tai va, toks gražuolis, labai gražus, nesimato, aišku, tų karaliukų, jis tiesiog stebuklingas, visas švyti. Ir mano segtuvai su žurnalais ir rinkinys, kurios nesenai nusipirkau ir šiaip kažko. Tai tokio dar nerodžiau. Nusipirkau velykinių kiaušinių, schemos, va, Cricket čia collection, Mirabilija čia guli, jos nerodžiau, ją pirkau, čia tokia senovinė. Nu, va, visokie žurnalai, ne tik kryželiu siuvinėjimo, bet ir įvairūs. Tai va, čia yra mano stalčius. Taip su viskuo. Čia juodai balti siūlai, laikikliai visokie. Taip. O čia yra proceso stalčius didelio mano. Čia yra rinkiniai, procesai ir dar procesas. Tai va taip, toks mano yra kampelis, labai prigrūstas, bet aš laiminga, kad jį turiu. Sekanti mūsų spalva tai būtų oranžinė, dėl oranžinės voveraitės ir šitos voveraitės ir lapės. Tai būtų Lukas procesas, 57 spalvos, originaliai būtų 16 haida, bet aš siuvinėjau ant Ivory permino. Pieno spalvos, balintos kavos ar pieno spalvos lygis būtų iš 5 3 širdelės, vadinasi Forest Animals. Forest Animals miško gyvūnėliai. Kažkaip užstrigau ties tą laputaitę ir niekaip man čia nepavyksta. Bet ką išsiuvinėjau, tai jos kūnelį ir šiek tiek vieną tą mėlyną gėlytę. Mažyklės. Va šitą gėlytę, viduriuko ir va čia kojytės. Šiaip tikrai nelengva. Nežinau, gal ant kalvos būtų geriau, nes labai mažom grupelėm. Šitai primaišyta, tiek tų spalvų, aš nežinau, kam to reikia, bet, noriu tokį vaizdą daryti kaip kailiuko. O kailiukas tai tikrai nesisiuvinė lengvai. Jeigu girdit balsus, tai atsiprašau, čia mano sūnus žiūri ten, taip kažką, arba ten bendrauja su tėčiu. Tai va, tai labai negražus šio vaizdas, atsiprašau. Išbandžiau šitą ukrainietišką rūšiuoklę, tai visai patinka, čia 57 spalvos, tai reikia dažnai parkuoti adatą, tai tikrai praverčia. Minusas tas, kad nėra kur tų siūlelių užkabinti. Jeigu būtų kokie ar kabliukai, ar kokios rievelės, tai tu jį pakabintum tą siūlą ir jis jau laikytųsi. Deja, čia nėra, bet labai retas atvejs, kad būna adatiniai organizeriai tiek daug spalvų. Aišku, čia nieko negalėjau pakelti dėti, nes čia tos adatos kažkaip trukdo. Man taip atrodo, kažkaip va, matot, išsitraukia jos, tenais po to nesusideda. Tai čia
jau jis tik dėl grožio yra, tai po to pabandysiu sudėti, kai jas ištrauksiu. Tai va, bet šiaip patiko, nes labai gražiai atrodo ant stalo. Ką siuvinėsiu toliau, tai perkelsiu lankelį ir siuvinėsiu gėles ir uodegą, nes juk reikia lapę pabaigti. Tai va, džiaugiuosi, pavadinau ant 1700. Reikia žiūrėti. Tai 1700, taip. Ir nedaug procentų išsiuvinėta, bet lapė pati didžiausia čia yra. Pradėjau nuo vidurio, tai tokios tokelės siūlų, blendų nėra, siūlų daug, atvinioju, pabandau išsiuvinėti kiek galiu ir po to parkuoju, likutį suvinioju atgal. Taip. Tai buvo oranžinė spalva. Kaip aš siuvinėju. Va šitaip va. Pasiėmiau angeliukus. Dabar rytas ir mano angeliukas guli ant manęs. Tai va, miega. Miegi? Miega. Sekantis procesas tai Novos Loboda tigras. Jisai siuvinėjasi ant Taidos 16 dažytos. Bet nemanau, kad Zweigart, Aurora 120, 33 spalvos. Kaip čia palaukit, kaip čia bus, vadinasi, jisai džiunglių rojus. Tai va tokie siuliukai, irgi neperorganizavau, ant tos planšečių yra kaip įdomiai pamatuoti kanvą liniuotę, tai patogu. Minkštučiai siuliukai, labai malonus. Esu suklydus, man atrodo, čia kažkur, tai reikės man eiti kilti žandų į viršų ir taisyti klaidas. Įsiuvinėjau 1017 kryželių, tai akį ir šiek tiek čia. Šitam procesui labai daug reikia kryželių, nes jisai didelis. Manau, jeigu būtų lapai, tai lengviau siuvinėtųsi. Tai va, tai dabar tikslas būtų siuvinėti kitą akį ir pataisyti gal klaideles, tai arba tada tiesiog kitą akį išsiuvinėti, o po to keliauti žandais į viršų. Tai va toks tigras ir išsiuvinėta nedaug tenai procentų, gal iki 10, man atrodo. Tai va toks gražuoliukas su ūsais, bus siuvinėjami ūsai, jisai bus nuo 28-42 cm. Tai va, ir gan pasilamdęs šio pačioje, nes siuvinėjau ant lankelio. Tai va, pasigrožėkim. Tai va, dabar oranžinė spalva, atsinešiau savo gigantą, jis atrodys taip, čia Nadimos schema. Pradėtas 22 metų sausį, tai va tiek pavyko tik išsiuvinėti, tai net manau, kad pusės dar net nėra, ties šią vietą randuosi. Taigi išsiuvinėsiu šitą gabaliuką, pabaigsiu, tai bus gal maždaug pusė schemos, gal biški mažiau, 40 gal procentų. Tai va, tai siuvinėjau 500, tik tai čia, žalia spalva mūsų, tai niekaip negaliu pabaigti šito gabaliuko, tai nutariau, kadangi vis neimdavau šito darbo, aš jį paskutinį kartą ėmiau, buvo gegužės mėnesis, taip. Tai neturiu motyvacijos kažkaip dabar jam visiškai, tai galvoju, gal darysiu tokį projektą, kad aš jį siuvinėsiu kiekvieną dieną po vieną siūlą ar po du siūlus. Tai va, tai tiek.
Organizacija prastoka čia, anksčiau man patiko siuvinėti iš tų vokelių, dabar jau čia viskas nusidėvėjo ir atrodo baisiai ir galbūt kai aš persitempsiu kanvą, perkelsiu, siuvinėjau ant didelio rėmo, čia gal 80 ar 90 cm, įtempiau šito būdu su tais pagaliukais ir su elektros tais, reiškia, tempikais, tai kai aš įsitempsiu iš naujo, tai tada gal ir organizaciją pakeisiu. Taip pat naudoju parkuoklius tokius. Žodžiu, taip, tai siuvinėjasi vynogės, nasturtos, procesas gražus, labai gražios spalvos, jis didelis. Jeigu mano ranka, tai va taip atrodo, jis didžiulis. Taip, daugiaspalvis. Kiek čia spalvų? Gal 160 gal su blendais. Sekantis spalva būtų mėlyna, nes nemažai čia tos mėlynos yra prie citrinų. Tai Jermakovos schemą pirkau Etsy, Anastasijos Jermakovos viduržemio citrinų sampleris, Mediterranean Lemon Sampler. Ir dabar jis ten pažiūrėjau populiarus, nes pirkau keletą rudeninių schemų, mačiau. Tai va, nutariau eiti medį, galvojau, išsiuvinėsiu visą medį, optimistę. Deja, tai nėra labai paprasta, nes šitą kryželiai visi čia būtų tokie irgi makalynė po 7, po 6, va šitų spalvų šiek tiek daugiau, citrinose yra po 4-5 spalvas, blendas yra biesas įvairių spalvų ir geltonas, ir mėlynas, ir rudas šakose. Tai va plytelę tik pabandžiau vieną, bet pritrūkau spalvos, tai reikės susirasti spalvą ir siuvinėti plyteles. Tai va šitą turėjau išsiuvinėti ir potom norėjau šitą, bet kai šitos nėra, tai ir tos negaliu. Tai va, eisiu, pabaiginėsiu visą medį ir su mielu noru siuvinėsiu. Šiaip įdomiai siuvinėsi, kartais galvoju, kam tiek daug tų spalvų. Nežinau, bet yra kaip yra. Tai va toks citrinmedis. Atsinešiau savo violetinę spalvą, nes čia daug yra violetinės spalvos gėlėse, iš tikrųjų, nu ne tiek daug, bet jinai didelės gėlės, tai matosi. Ir čia siuvinėju tą saldų nektarą, sena svajonė išsipildė, vis tiek manau, kad tas siuvinėjimo svajonės reikia pildyti, ką čia pasiuvinėjau, tai būtų pasiuvinėjau šį kolibrį, šią gėlę ir šitą gėlę, šiek tiek fono pakėliau šitą remelį ir šitą. Tai va, nesuklydau berods. Kitą kartą kilsiu galbūt šitą pusę į viršų, kitą pusę į viršų, nes noriu šitos priparkuotus siūlus siuvinėti, jie labai trukdo. Ir pešasi, nes čia įdedamas metalizuotas siūlas, labai gražu. Išsiuvinėta yra, šiam kartui išsiuvinėjau 1000, tik tai šiam 2 per rugpjūtį. Tai va. Tai šis procesas nusipelno tikrai daugiau kryželių, reikia jam daugiau skirti laiko. Rūšiuoklės naudoju tas pačias, jeigu lieka siūlą, mazgelį užrišu ir tiesiog prabedu pačią rūšiuoklę, tai negražiai elgiuosi su ją. Siūlai Rosaž, man atrodo, medvilniniai labai geri, Šamišop labai patinka ir labai ilgi. Tai tiesiog imi vieną siūlą, perlenki ir smagiai siuvinėsi. Aišku, va, šičia reikia daug gijų, tai būna po 3 gijas, po 4 eina pusiniais, kaip Dimensions mėgsta. Tai va, tai pasidžiaugiu šito procesu, nors kiek pajudinau per rugpjūtį.
pasidalinti savo startu. Pradėjau milcheliuko, šitos apsikabinančius arklius. Pabandysiu gal užsakyti sagą. Tai elektroninė schema bus patogiau siuvinėti, nes čia yra gan maišalinės tos mėlynos, tos arkliukuose susirūšiavau siūlus. Nemeluosiu, buvo nelengva, nes labai buvau ir padaręs klaidų, po to susitikrinau pagal spalvų tą knygą DMC siūlų. Tai ištaisiau klaidas, perkabinau. Aš žinau, kad yra galima atskirti pagal kiekį toj schemai. Tai kur yra pavyzdžiui 3 gijos, 3 ar 1, bet daug labai buvo po 1, daug buvo po 2, žodžiu. Taip, yra karoliukų 8 spalvos ir siūlų 20 spalvų. Tai man naudoju kaip tik 20 spalvų rūšiuoklę, man pasisekė. Blendų nėra, labai gražios spalvos. Ir karoliukus, kaip visada, aš nerūšiuoju, tik tai tos maišelius atskirus tuos konteinerius susipilu, datėlės išsaugau. Turiu tik vieną šitą rūšiuoklę tokią. Nuostabi medžiaga linas ir man nedaug pavyko, tik tiek. Tai va, tai galbūt čia taip, o gal taip. Perminas čia, man atrodo, violetinis, labai gražios spalvos. Tai va, siuvinėsiu šį mėnesį per rugsėjį. Labai tinka čia vaivorykštės temai. Jų reiškės, jų tos keteros, ar kaip pasakytų, arkliukų. Ir čia Laurel Birch, reiškės piešinukas, aš taip įsivaizduoju, ar dizainas. Tai va. Tiek. Ir parodau pirkinukus. Noriu parodyti pirkinuką savo. Tai va tokį Heirloom Harvest 98 metų. Siuvinėsiu visą jį, ne visus turiu karoliukus, tik dalį. Jau pagiltą nuo laiko pirkau Vintedę, nelabai brangiai, bet ir nepigiai. Tai va galima visokių tų čia padaryti. Nepradėsiu, kol nepabaigsiu savo DMC samplerio ir kol nesurinksiu visų medžiagų. Labai didelė yra karoliukų čia paletė ir siūlų. Siūlų netokia didelė, daugiau visokių karoliukų ir treasures reikia. Bet labai žavi mane šitie medeliai, jos kaip eglutės, kaip mažos eglutės. Heirloom Harvest, tai būtų derlius. With treasures, su tais visais tais akmenukais įdomiais Milchilo. Tai va, taip pat noriu parodyti, kaip pabaigiau savo įtvarų, reiškia, tą darbelį su įdomia uodega. Čia iš žurnalo Cross Stitching, World of Cross Stitching. Va, tėtis su sūnum leidžia aitvarus. Labai patiko va šitas gėlytės. Namelis, keli kryželiai, biesas ir bus galima papuošti stalą. Bet per blogas labai tas apvalumas, tai aš jį ant kompakto įtempsiu ir įdėsiu šiek tiek minkštumo. Tai va, atrodys daug gražiau. Jums parodysiu kitą kartą. Tai va, jei siūlų neliko nieko šitam darbelį. Tiesa, jeigu jūs norėtumėt, aš galiu jums padovanoti nereikalingus savo 2 riolis rinkinukus, tik jūs turite parašyti žodį riolis. Va tokį, bet čia man atrodo yra išimta adata ir jis praimtas, tai aš išklijuosiu, bet nebuvo siuvinėtas. Tik pažiūrėti ir tokį. Tai rašykit riolis ir vienam žmogeliukui atiteks abu rinkinukai, išsiųsiu jums iš Belgijos. Tai va, komentuokit, rašykit, ar jūs turite kokią mėgstamą rotaciją, siūlykit rotacijas ir iki pasimatymo rugsėjį.